Sveiki visi, esu buriuotoja Viktorija. Šiandien parodysiu kelis pratimus, kaip atlikti mankštą namuose. Viską pradėsime nuo dinaminio apšilimo, pradėsime nuo mūsų kūno apačios ir kilsime į viršų. Pradžiai atliekame pasistiebimus į viršų. Stengiamės pasistiebti kuo aukščiau. Atliekame tai 5 kartus. Prijungiame vieną ranką, keldami ranką iškvepiame. Kita ranka. Darome įtupstą ir atsistoję keliame rankas į viršų. Viena ranka į šoną. Kita ranka. Štai taip apšilome mūsų čiurnas ir kelio sąnarį, dabar apšilsime klubus. Darome atvedimus į šoną. Kūnas tiesiai. Darome viską į vidinę pusę. Nepamirštame kvėpuoti. Atliekame kitą koją. Į vidinę pusę. Apšilome klubus, dabar apšilsime ir keliukus. Tiesiame koją į priekį, tiesiame kelią. Pirštai žiūri į viršų, atliekame kitą koją. Štai taip nesunkiai apšilome apatinę kūno dalį, dabar apšilsime viršutinę. Atliekame įtupstą. Koja kartu su blauzda 90 laipsnių kampu. Rankos į šonus, atliekame pasisukimus. Pasisukę padėtį fiksuojame. Atliekame tai kitą pusę. Nepamirštame kvėpuoti. Atliekame įtupstą į šoną, į vieną šoną, į kitą šoną. Dabar apšilsime visą pečių lanką. Atliekame atvedimus į priekį ir atgal. Darome didesnę amplitudę. Abi rankos į priekį, atgal. Vieną ranką į priekį, atgal. Priekį, kitą ranką, atgal. Dabar atliksime rankas priešingai. Į kitą pusę. Štai taip apšilome, aš jau apšilau, o ar jūs apšilote? Dabar atliksime kelis pratimus mūsų viršutiniai daliai, viduriniai ir apatiniai. Pradžiai atliksime atsispaudimą nuo grindų. Tai yra pasunkintas variantas, parodysiu ir palengvintai. Mūsų rankos labiau negu pečių plotyje. Visas kūnas tiesus, kaklas tiesus, kūnas įtemptas ir atliekame atsispaudimus nuo grindų. Jų atliekame 10. Atsispausdami iškvepiame. Na, kam šiek tiek per sunku, pradžiai atlikite nuo palengvintos padėties. Ji būtų tokia, viskas tas pats, tik atliekame nuo paaukštinimo. Rankos pečių plotyje, taip pat visas kūnas įtemptas, kaklas tiesus, atliekame atsispaudimus. Štai taip atlikome pratimą viršutinį kūno dalį. Dabar atliksime mūsų presui, viršutiniai daliai ir nugarai. Keturpėsčia ant grindų. Tiesiame vieną ranką ir priešingą koją. Ir atliekame suvedimus į vidų. Atliekame kitą pusę.
Pėdos pirštai žiūri į apačią. Kaklas tiesus, visas kūnas įtemptas. Štai taip atlikome pratimą mūsų viduriniai kūno daliai. Dabar atliksime apatiniai, tai yra vidiniams sėdmenų raumenims. Įsivaizduokite, kad rankoje laikote pultelį, ranka į viršų, kelias prie savęs ir tiesime ranką į viršų, o koją atvedame atgal. Svarbiausia, kad klubas nekrypuotų, tai yra ne taip, o jis turi būti taip. Tai atliekame kitą pusę. Viena ranka į viršų, kelias prie savęs. Galite padėtį užfiksuoti. Štai taip atlikome kelis pratimus, išsijudiname, dabar atliksime tiesiog ramų atsipalaidavimą ir tempimo pratimą. Lenkėmės į priekį, kojos tiesios, nugara tiesi, turi tempti štai čia, mūsų šlaunis, užpakalinę dalį. Ramiai kvėpuojame. Dabar lenkimės prie grindų, rankos į priekį. Rankas laikome šiek tiek įtemptas, neatsipalaidavę, o įtemptas. Ramiai kvėpuojame. Šitos padėties ramiai atsistojame. Štai tai parodžiau, kaip nesunkiai atlikti mankštą namuose ir neužsisėdėti. Ačiū, gražios dienos.